Pagal namo stilių užsakovui pasiūlėm juodos spalvos fasadą, kuris susideda iš klasika stiliaus skardos ir juodos spalvos daililenčių, kurios apdirbtos labai specialiu apdirbimo būdu. Tai mediena yra paruošta dažykloje. Pirmi 2 sluoksniai yra pigmentas, juodas pigmentas. Ir tada ant viršaus dar 2 sluoksniai ultravioleto apsaugos. Dar viena iš detalių, ką pasirinko užsakovas, tai juodos spalvos langai, derantis prie fasado, ir būtinai reikalavimas buvo apdirbti angokrasčių skarda, taip pat dėl dizaino, dėl grožio, dėl mažesnės priežiūros. Namas turi daug langų, daug šviesos. Užsakovas netgi gali pasirinkti langų išdėliojimą, bet lygiai taip pat dažnu atveju ir mes jam pasiūlome. Tai namo aukštis iš išorės yra 8,5 metro, todėl ir viduje, ir antram aukšte, ir laiptiniai turim labai didelį aukštį ir labai didelę erdvę, kuri jaučiasi namo viduje įėjus. Visi namo kambariai, ar vonios, ar tualetai yra sandėliukai, turi langus, turi vitrininius langus iki žemės, tas suteikia jaukumo ir šviesos. Iš išorės antro aukšto languose, kadangi jie visuose kambariuose atsidarantis yra sumontuotos apsauginės grotelės. Tai jeigu jums patiko šitas namas, kreipkitės į MM statybą.